Nepabūgę darganoto oro ir stipraus vėjo vėjaračių entuziastai rinkosi į antrą kartą surengtą būrinių vėjaračių 50 km pajūrio maratoną. Startavę Smiltynėje vėjaratininkai maždaug po 3 valandų finišavo Nidoje. Trumpam stabtelta Juodkrantėje. Ten fiksuotas tarpinis finišas, lenktynininkai šildėsi arbata. Sportininkai rungėsi 2 svorio kategorijose. Varžybose taip pat dalyvavo 2 komandos iš 2 narių bei 1 šeimyninis dvivietis Blokart vėjaratis. Jau po 12 km ruožo lenktynininkai susidūrė su pirmosiomis problemomis. Vėjaračiai ėmė klimti smėlyje, tad dalyviams teko buriuoti šalia vandens ir neretai purkšti fontanus iš Baltijos jūros bangų. Lengvasvorių kategorijoje pirmieji finišavo Neringos komandos atstovai – Linas Ramanauskas ir Antanas Golubovskis. Jie 50 km trasą įveikė per 2 valandas ir 2 sekundės. Sunkiasvorių grupėje pergalę šventė Ilgaudas Šeputa, trasoje užtrukęs 2 valandas ir 22 minutės. Sunkiausia buvo pati paskutinė atkarpa prieš Juodkrantę, nes buvo labai klampus smėlis ir teko nemažai ir pasistumdyti, ir tiesiog ant ašies atsistojus vieną koją, užsilipus vieną koją ant žemės, pasispiriant kaip paspirtukų tiesiog judėti. Porą kilometrų taip teko. Buvo maratonas. Visą laiką turi vairuoti, dirbti su bure, kad važiuotum normaliu greičiu ir tai iš tikrųjų yra sunkoka padaryti, nes reikia ir pasiruošimo, turėti jėgos, ištvermės, kad įveikti tokią distancijos dalį. Šis maratonas buvo pirmosios vėjaračių varžybos po žiemos sezono, kuris baigėsi kovo pradžioje lenktynėmis ant ledo.